Na ką, labas vakaras visiems, tai susirinkome čia filmuoti mūsų 4 UK turto strategijos epizodą. Šiandien laukia tikrai įdomus, informatyvus epizodas, ypač tiems, kurie ruošiasi pirkti nekilnojamąjį turtą pirmąjį kartą. Tai aptarsim iš tikrųjų, kur juda rinka, kokia yra rinka šiai dienai, ar verta pirkti, ar apsimoka palaukti ir apskritai, nes labai daug žmonių kalba apie dalykus. Daug informacijos, tai mes pasistengsim viską išdėstyti aiškiai ir suprantamai. Šiandien turiu su savim, kaip visada, savo gerą kolegą Remigijų. Sveiki gyvi, dar kartą malonus vėl su visais matytis, vėl pasidalinti savo žiniom, tai jo, sveiki gyvi. Tai šiandien aptarsim iš tikro first time buyers realybę, nuo ko pradėti, į ką atsižvelgti, į ką žiūrėti, su kokiom problemom žmonės susiduria atėję pas Remigijų prašyti pagalbos gauti paskolą. Taip pat apžvelgsim buy to let, šiek tiek dar grįšim prie tos temos iš praeito karto, nes sulaukėm daug klausimų. Nuo gegužės 1-osios naujas Renty Actas, aš norėčiau keletą dalykų paminėti iš jo ir in general iš tikrųjų aptarsim, kodėl kai kurie namai nekilnojamas turtas stovi ilgai rinkoje ir jis yra neperkamas. Tai ką, gal iš karto šokam prie temos ar ne apie first time buyerius, nes aš žinau, kad tai yra tikriausiai didžiausias procentas Remigijau pas jūs ateinančių klientų, ar ne? Tai vat aš įsivaizduokim, kad aš esu first time buyeris ir kaip viskas veikia, koks tas procesas, nuo ko man reikėtų pradėti, į ką atsižvelgti. Jo, aišku, be abejo, first time buyeris tai žmogus, kuris turi daug rūpesčių savo galvoj, kuriam reikia nusipirkti pirmą savo namuką, kuris turi paskaičiuoti savo finansus, turi susidėlioti, kiek jis savo galės leisti ir visa kita. Jeigu žiūrėti iš mano pusės, tai man kas svarbiausia, yra keli faktoriai. Man svarbu yra jo pajamos, kad galėčiau paskaičiuoti, kiek bankas jam paskolins. Taip pat man yra svarbu jo kredito istorija. Šiaip mes ją galėtume kažkurio momentu pasitikrinti, ar ta kredito istorija gera, ar bloga, ar šiaip kažkokių praleistų mokėjimų yra. Tai šitie du faktoriai galbūt svarbiausia, ne? Tai jeigu kalbėti apie tai, kad kiek tas žmogus galėtų pasiskolinti, tai be abejo patys pirmi žingsniai būtų, reikėtų pasižiūrėti jo pajamas. Pajamos būtų, jeigu esate employed, tai reikėtų 3 mėnesių payslipų, jeigu self-employed, reikėtų 2-3 metų tax calculation, kurios parodytų, kiek jūs esate uždirbę. Tai paskaičiavus, kiek bankas paskolina, be abejo tada pridedam jūsų depozitą, šiai dienai reikia, minimum 5%, 10 ar 15, kaip mes kalbėjom prieš tai, yra tų bankų, kas skolina ir be depozito, be abejo, tarkim, kad minimum reikia šiai dienai 5%. Tai ir viskas suskaičiavus, ką gaunam iš banko, sekantis gal žingsnis būtų pats vienas iš svarbiausių, patikrinti jūsų kredito istoriją ir pasakyti, bankas duoda ar ne. Jeigu duoda, tai aš išduodu tokį sertifikatą Agreement in Principle ir su tuo sertifikatu labai draugiškai ir noriai jūs priims bet kokią agentūrą, kurie jau suteikia kažkokią garantiją, kad jūsų finansinė būklė yra ok ir jie su mielu noru parodys jums namus. Dabar aš norėčiau grįžti prie tokios istorijos. Penktadienį mes su Remigijum turėjom tokį įdomų meetingą. Į mane kreipėsi žmogus, ieškodamas pirmojo to nekilnojamo turto ir aš pasipaklausiau, ar jisai jau konsultavosi su mortgage advisor dėl to. Žodžiu, situacija pas žmogų buvo tokia, kad jis turėjo ten, Remigijus plačiau, aišku, papasakos apie tai, kadangi jis daugiau informuotas apie jo situaciją. Esmė, prie ko aš lenkiu, kad tas žmogus iš tikrųjų net negalvojo, kad jis gali gauti paskolą. Ir nukreipęs jį pas Remigijų, mes visi turėjom kartu meetingą ir tas žmogus išėjo su šypsena veide, tai įsigilinkim į tą situaciją šiek tiek, kad mes suprastumėm, yra tikrai žmonių, kurie sėdi, žiūri ir galvoja, aš tikrai niekada negaučiau paskolos, nes yra praleistų mokėjimų, ar yra kažkokių ten finansinių baudų. Jo, Tomai, be abejo, ačiū tau už tą klientą ir buvo malonu mums visiems pakalbėti, jis atvyko su šeima, manau, mes jiems tikrai suteikėm daug vilčių, ne? Gal tik trumpai jo situacija tokia, kad jis, kiek supratau, persikraustė iš vieno adreso į kitą adresą ir kažkokių laiškų negavo jau skirtų į tą seną adresą, ten gal buvo, atrodo, baudos ar parkingo baudos ir jis gavo teistumą, mes vadinam CCJ, County Court Judgment, kas, ganėtinai čia gal pats rimčiausias ir toks kaip ir nusikaltimas finansiniai toj visoje rinkoje, ne.
Tai ką, mes su juo aptarėm visus reikalus ir pasižiūrėjom, kada buvo tie praleisti mokėjimai. Ir tiesiog paprasčiausiai jis ką gerai padarė, gal kad kreipėsi pas mus, ar pas kitus brokerius. Nesakau, kad čia būtinai mes kažkokie čia labai stebuklingi, bet esmė yra tame, kad mes turim su tomu tų bankų, kas skolina, netgi kas turi teistumus. Ne? Tikrai kai kurie bankai netgi specializuojasi tai. Tarkim, aš kai buvom pas mane ofise, mes rodėm jam netgi lentelę, kad jeigu buvo teistumas prieš 3 mėnesius, vienos palūkanos, jeigu prieš 6 mėnesius kitos, jeigu prieš 12 mėnesių dar kitos, o ten po 3 metų dar kitos. Tai ką, tik trumpai noriu pasakyti, kad jeigu jūs kažko nerimaujat, ar tikrai buvo kažkoks praleistas tas mokėjimas, tikrai, manau, įmanoma padėti. Įmanoma padėti, nes yra visų pirmiausia tų bankų, kas tai skolina. Kitas dalykas, jeigu jau ten kažkas labai tragiškai, gal reikėtų kažkokį momentą lukterėti, 3 mėnesius ar 6 mėnesius ir manau, tikrai galėtume tada jau nudžiuginti ir kažką padėti ir visa kita. Man kas buvo keisčiausia iš tikrųjų, tai ne tai, kad žmogus atėjo su mintim, ar jis gali gauti paskolą ar ne, bet Remigijus sako, jeigu tu net prieš 4 mėnesius praleidai kažkokį mokėjimą, tu vis tiek gali gauti, net jeigu tu praleidai prieš mėnesį, man atrodo, buvo, ar ne, nuo 0 iki 3 mėnesių. Aišku, tie procentai šiek tiek skiriasi, bet tos įmokos iš tikrųjų mes kaip pažiūrėjom, ar ne, kai Remigijus pasižiūrėjo, jos skirtusi gal 400 svarų, ar ne, žmogui, kuris visai nesitikėjo, kad yra jam galimybė gauti tą paskolą. Įmokos, aišku, skirsis nuo tai, kiek bankam iš kiek skolinamės iš banko, ne? Bet jo, kaip dar kartą sakau, kad yra tų bankų, kas skolina. Galų gale, aš manau, tie bankai supranta, kad čia tie visi praleisti mokėjimai, tikrai, manau, kažkokia dalis yra tiesiog per nežinojimą, per klaidą, ne? Ir manau, visi tie kažkokie nusižengimai, čia tikrai nėra tokio lygio, kad čia, wow, kažko bankai negalėtų skolinti, ne kažkokį taigi ten žmogų nužudė, ne. Ir aš manau, kad bankai supranta, kad čia buvo kažkoks smulkus nusižengimas, kad kažko nepastebėjo ir visa kita. Aišku, jie gal pažiūrės ilgesnę istoriją, būtų idealiai, kad ten nebūtų pastoviai tęsiami tie tokie praleidžiami mokėjimai ir visa kita. O dėl bankų, pavyzdžiui, mes ten kalbėjom, buvo toks Kensingtonas bankas, iš tikrųjų Kensingtonas yra Barclays banko kaip toks ne filialas, bet, sakykime, kažkoks brandas sukurtas, kuris specializuojasi būtent tokiem žmonėm, kur turi šiokią tokią nevykusią tą kredito istoriją. Ne? Tai jo, su mielu noru padėsim ir padiskutuosim apie tai. Man labai užstrigo dar vienas toksai klausimas iš pusės, ar ne, to žmogaus apie depozitą, ar ne? Tai bet norėčiau paklausti pas jūs, Remigijau, jis ten klausė, ar man gali pervesti mama ten 30 000, ar tėtis gali, kaip yra su tuo depozitu ir ant kiek bankai tikrina, iš kur jisai gautas ir ant kiek mums reikia pateikti kažkokius įrodymus, iš kur tas depozitas. Jo, kažkaip atrodo tie bankai, aišku, be abejo, visi vis griežčiau ir griežčiau žiūri į tos depozitus, iš kur jie atėjo, kaip jie atsirado, kaip jie buvo pravesti, ne. Bet manau, pagrindinis aspektas, gal žmonėms būtų svarbu, kad jeigu depozitas atėjo netgi iš ES kitos šalis, sakykime, ar ten Rumunijos, Lietuvos, ar Čekijos, ar iš kažkur kitur, jeigu pavedimas buvo padarytas iš banko į banką, ne, tai, manau, pats geriausias variantas yra, nes tada bankai nebeklausia tiek daug klausimų. Be abejo, neužmirškit, kad ne tik bankai, bet ir advokatai paklaus, iš kur atsirado depozitas. Tai turėtumėt suprasti, kad turėsit pasiaiškinti, iš kur susikaupė tai depozitas, dažniausiai tai būna ar sutaupyti pinigėliai, ar kažkas parduota, ir tie pinigai atsiranda tam banke. Aišku, jeigu ten kažkokių buvo padėta ten grinų pinigėlių sąskaita, tai čia jau reikėtų gal tokių dalykų vengti, nes tai tada bus daug klausimų tiesiog. Ir gal reikėtų, kad šitų dalykų bankų statements nesimatytų. Tai jeigu, tarkim, aš kaip pirmą kartą perkantis ateinu pas jūs, Remigijau, klausti, ar aš galėčiau turėti paskolą ir aš sakau, man mama, tėvai pervedė 30 000 kaip depozitą. Ar bankas tai užskaitytų, ar būtų kažkokių klausimų ir man reikėtų kažkokių įrodymų, iš kur mano mama Lietuvoje gavo tos pinigus? Tai jo, visų pirmiausia, tada gal, kad sakai, va mama, tai jo, kai kurie bankai sako, kad būtinai turi būti šeimos narys, bet yra bankų, kur visiškai nesvarbu, kas davė depozitą. Ypač HSBC toks lankstesnis, jiems kažkada klausiau, tai kaip čia, ką čia, bet kas gali duoti tą depozitą? Nu, sako, netgi žmogus iš gatvės mums tinka, ne? Be abejo, tas žmogus ar iš gatvės, ar jūsų mama, ne, turės vis tiek įrodyti, iš kur atsirado tas depozitas. Tai vis dėlto pas mano mamą bus klausimas. Taip, dažniausiai reikės mamos paso ir banko statemento. Ir banko statemente būtų gerai, kad matytųsi, iš kur tas depozitas susikrovė, ir būtų gerai, kad matytų, sakykime, kad ten, tarkim, kiekvieną mėnesį tavo mama ten po 1000 svarų praveda
į kažkokią taupomąją sąskaitą ir tada be abejo niekas tų klausimų neklaus. Bet turit galvoti, kad jo, čia klausimų bus daug. Ne? Ir kad būtų viskas paprasta ir aiškiai, kad viskas matytus bankų statementus. Ja. Čia susiję gal su pinigų plovimu, Be abejo. užkirtimų kelio Be abejo, visi pinigams, ar ne? Jo, visi pinigų plovimo prevencija, aišku, labai griežtai viskas, ne? Taip pat, kad daug žmonių gal kažkaip stengiasi nemokėti mokesčių ir išvengdami mokesčius, jie tuos grynus pinigus gauna, gaudami grynus pinigus be abejo, kai padedat į banko sąskaitą, jau čia bankas asmeniškai galvoja, kad tai yra fraud, kad tai yra mokesčių slėpimas. Ir galų galia net ne jūs daro tą fraud, kadangi gavot grinais pinigėliais ir netgi tas žmogus, kas davė tos pinigus, jis irgi vykdo fraud. Tai jau čia gaunas vos ne kriminalinė kažkokia kompanija, kuri užsiema tais, ne? Tai aišku, gal nereikia čia dramatizuoti, jeigu ten vienas ar kitas šimtukas ten kažkur grinais, manau, bankai tikrai tai supras. Bet jeigu kiekvieną savaitę ar kiekvieną mėnesį ir padedamos didelės sumos pinigų, gal jau šitaip neturėtų būti. Aš irgi taip galvoju, iš tikrųjų, kad nes tų nereikalingų klausimų niekam nesinori iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų, nieks nenori kažkur įsivelti kažkokias ten machinacijas ir tikriausiai 99% ir daugiau žmonių visą tuos grynus pinigėlius gauna savo sunkiai uždirbamų prakaitų, bet be abejo, reikėtų būti atsargiai netgi imant tuos grynus pinigus, nes kažkas tai vengia tos mokesčius sumokėti ir jūs jau kažkur automatiškai įsivelėt. Ir be abejo, tikrai yra buvo atvejų, kad netgi policija kreipėsi, kad jūs čia gavot pinigus grynus iš to žmogaus, kodėl jūs gavot grynais, kodėl jis mums mokėjo grynais. Tokios visiškai nemalonios situacijos ir kurių tikrai reikėtų išvengti. Jo. Tai dabar grįžtam prie first time buyerių. Tai aš ateinu pas jūs, gaunu agreement in principle. Mes aptariam skaičius, aptariam viską. Taip. Aš turiu savo depozitą, kaip toliau viskas vyksta. Jo, jeigu jau turite agreement principle, jau žinot, kiek bankas jums paskolins, tada pačios linksmybės pradėti ieškoti namuko, kurio jums tikriausiai užtruks laiko susirasti. Tai ką, ieškot namo, aišku, Tomai, tu pagelbėsi kažką, patarsi su patarimu, kokią namą, kokioje vietoviai, tokie visokie pliusai, minusai, daug visokiausių niuansų. Tai čia reikėtų, gal aišku, su Tomui paskambinti, pasikalbėti apie pačią nuosavybę, kokia gera, ar freeholdas, leaseholdas, visi čia mes turim savo nuomonių, vis tiek reikėtų gal paklausti specialisto, būtų geriausiai. Taip pat, pradėti ieškoti namą. Susirandam namą, surandam savo tinkamą, patikėm pasiūlymą. Taip, turit make an offer. Mes pinigų dar neturime, mes make an offer. Taip. Vendor savininkas priima offerį, kaip toliau viskas vyksta. Jo, tada, kai jūs pasiūlyt pinigėlius, savininkas priėmė jūsų pasiūlymą, tada jau skambinat man ir aš pabaigiu tą tokią mortgage application visą, full application, užbaigiu mortgage ir tada kitas etapas dar prasideda darbas su advokatais. Tai mano dažniausiai paskolą mes gausim apie, sakykime, savaitę, 10 dienų, darbo dienų paskolą mes turėtumėm gauti, jeigu viskas ok, jeigu namas ok ir, kaip sakiau, tuom pačiu jūs pradedate dirbti su advokatais. Advokatus mes Tomai tikrai galim ir parekomenduoti, ir lietuviškai kalbančius, ir rusiškai kalbančius, visokius galim parekomenduoti, kurie tikrai mes jau daug metų dirbam. Tai gaunam paskolą, o advokatų procesas, be abejo, tada jau užtruks, sunku pasakyti, 2, 3, 4 mėnesius, kokia grandinė yra ar nėra tos grandinės, tokių visokiausių niuansų. Butai dažniausiai užtrunka tikrai truputį ilgiau, gal kokį mėnesį ilgiau, sakyčiau, nes tai nėra freehold, yra leasehold, tada kadangi leaseholdas, tai daugiau tų savininkų, vienam šaligatvis priklauso, kitam siena, kitam neaišku dar kažkas ir iš visų reikia gauti atsakymų, žinai. Tai kaip ir sakiau, namai 2-3 mėnesiai turėtų užtrukti, butai šiek tiek ilgiau ir viskas, ką. Dabar mano klausimas, kaip mūsų skolintojas, jau mes patikėm pasiūlymą, jūs jau duodat, kokį mes namą perkam, kokie skolintojo veiksmai, ar jie eina vertina tą nekilnojamą turtą. Ir po to dar seks mano klausimas, jeigu, tarkim, mes žiūrim, namas 400 000 kainuoja ir mes galvom, kad jo yra tokia vertė, bet bankas įvertina mums 30 000 mažiau. Kaip tai gali paveikti mus, ar mums reikės iš kišenės kažką įdėti, ar kaip tai veikia? Tai jo, jeigu dabar, sakykime,
jūs pirko tą namuką ir namą, sakykime, tarkim, nuvertino, ne, tada mums lieka keli variantai, aš manyčiau. Aišku, jeigu pirkot už 400 ir 370 tūkstančių vertino namą, aš tikrai gal patariu vis laik klientam, kad klausykit, nu tai tiek tas namas ir vertas yra, ne. Be abejo, tada turit sugrįžti atgal į pardavimo agentūrą ir sakyti, klausykit, mūsų namą įvertino 370 ir aš noriu pirkti už tos 370. Iš tikrųjų, čia visiškai normalu, ne? Šiandien net vieną keisą turėjau, kur tikrai žmonėm nuvertino. Tai va, tai ką, jūs grįžtate į agentūrą, siūlo 370, tai ką, savininkas turi kelis variantus, savininkas gali sakyti, kad aš jums parduodu arba neparduodu. O yra toksai dalykas, ar teko susidurti jums, Remigijau, kad bankai save apsidrausdami šiek tiek tą vertę pamažina to nekilnojamo turto? Nu, be abejo, tikrai nepakels. Čia tą galiu pasakyti, tikrai jos nepakels ir tikrai jie žiūri, kad nebūtų tas butas perkainuotas ir dažniausiai vis tiek vertina, kas vyksta aplinkui, kas gatvėje toj pačioj vyksta, ar už kitos gatvės, kas vyksta, tikrai jo nepervertins. Ir jeigu sugrįž prie to dar pačio, sakykime, jeigu tas savininkas nesutinka jūs parduoti už tos 370, be abejo, jūs galite tada pasiūlyti gal per pusę ar dar kažką, bet turite omeny turėti tai, kad jeigu bankas įvertino 370, tai jūs paskolą ir gausit nuo tos sumos 370. Visus likusius turėsit pridėti iš savo pinigėlių. Taip, atmetus savo depozitą taip. Ir paskolins tiek. Dabar iš savo pusės iš tikrųjų tokį intrapą padarysiu, kad kas vyksta rinkoje šiai dienai. Ja. Tai šiai dienai asking price kovo mėnesio, ar ne, pakilus 0,8%. Okay. Bet tai yra tik asking price, ar ne? Ir aš neseniai penktadieniais turėjau tokius klientus, kurie su manim susisiekė, aš dariau savo research, ar jie ar ne, ir jie galvoja, kad jų nekilnojamas turtas vertas 300 tūkstančių, ar ne? Aš gal 4 valandas užtrukau žiūrėdamas arėją, aš netgi fiziškai buvau nuvažiavęs į tą arėją ir aš, kaimynai parduoda po 280, jau čia daugiausia, 270, aš jiems skambinu, sakau, žiūrėkit, mes negalim tiesiog eiti į market su 3, bet žmonės įsitikinę, ar ne? Tai bet aš galvoju, kad yra toks momentas, kad jeigu aš eičiau pas daktarą, aš kažkaip klausyčiau jo, ką jisai sako, ar ne? Tai jeigu žmogus nusprendė kreiptis į profesionalą, tai gal reikėtų ir klausytis. Ir aš, ką norėčiau pabrėžti, kad praktiškai nėra šansų, kad mes tą nekilnojamą turtą nuvertinsim ir parduosim žemiau negu jo vertė, kadangi jeigu taip ir įvyktų, ar ne, kad mes ten žemiau rinkos kainos, mes lauksim labai daug pasiūlymų. Pamatysim, kad eina žmonės, siūlo, tas competitions toksai užvirs, ar ne, ir vis tiek tas namas bus parduotas rinkos vertė. Nėra tikslo, kad mes nueisim taip, kaip mums atrodo, ar ne, kaip mūsų ta sentimentali vertė, ar ne, 20-30 tūkstančių daugiau, mes įdėsim tą nekilnojamą turtą į marketą. Mes nesulauksim visų pirma tikriausiai jokių susidomėjusių žmonių, ar ne, nesulauksim, kad kažkas ateis. Tada kas vyksta po to, tada vyksta, savininkas nėra patenkintas, jeigu nori kraustytis ypač kažkur, ar ne, kai 2 mėnesiai, 3 mėnesiai nėra pasiūlymų, kaina krenta. Aš, pavyzdžiui, kaip žmogus žiūrėdamas nekilnojamą turtą, ten namas 3 ar 4 mėnesiai on the market, kažkas jau galvočiau, kad su juo negerai yra, ar ne? Ir va tas toks galvojimas, kad kažkas negerai ir atbaido tuos potencialius pirkėjus. Šiai dienai ta rinka tokia yra, kad pasiūlos yra žymiai daugiau negu paklausos. Ką tai daro, ką tai sudaro? Sudaro tai, kad žmonės eidami žiūrėti, jeigu eina į tą nekilnojamą turtą, derasi. Niekas nepasiruošęs permokėti, rinka nėra tokia kaip 7 ar 6 metai atgal. Tai nevyksta. Tai tas pricing strategy yra svarbiausias dalykas, ką mums reikia daryti. Ir kita vertus, ar ne, jeigu mes, tarkim, ir įvertinam žemiau tos rinkos, žmogus pas mus atėjęs, jis jau ateina, ar ne, yra jausmas, kaip tu jautiesi, nes jeigu jis tik žiūrės nuotraukas, jis niekada neteis pas tave. Tai aš sakau, kad mano idėja yra tokia, kad tu negali nuvertinti to nekilnojamo turto, bet tu labai gali pervertinti ir tai, ką aš matau, ir pagal skaičius, ar ne, pagal right move data, ar ne, kad 0,8% asking price pakilo. Rinka nėra numirus šiai dienai, bet ji vos gyvuoja, ar ne? Tai kaip ir sakiau, tai ta pricing strategija yra labai svarbi ir ypatingai tam first time buyers, Remigijau, kaip jūs galvojat, kaip tam žmogui turėti tą idėją, ar ne, ar aš čia moku gerą kainą, ar tą blogą kainą, kaip sužinoti? Tai aišku, žinai, visų pirmiausia, ta kaina vis tiek, kad ir kaip būtų negailestingai nustato rinką, ne? Jeigu gera kaina, be abejo, tų pirkėjų bus daug ir jie automatiškai pakils, ne?
kaip nustatyti tą kainą ir gal va šiokių tokių trumpų labai patarimų, ne? Jeigu vis tiek žiūrite kaip ir tuos perkamus namus per Zuplą, Rightmove, tikrai patarčiau, ne, pasižiūrėti, ten galima pastumus į apačią paveiksliukus, pasižiūrėti, kada namas buvo įdėtas į pardavimą. Jeigu namas buvo įdėtas į pardavimą, sakykime, prieš savaitę, be abejo, su jumis ten nieks nekalbės, kad ten nuleis kainą ir visa kita. Bet jūs patys tada jau suprantate, jeigu namas buvo įdėtas pardavime prieš 2 mėnesius ir jis vis dar stovi neparduotas, be abejo, tai jau duoda ženklą, kad namas gali būti perkainuotas. Ir čia jau jūsų yra tas toks arkliukas, kad jūs galit prašyti kažkokios nuolaidos nuo to namo ir visa kita. Ir be abejo argumentuot, kad klausykit, 2 mėnesius namas stovi, jūs neparduodat jo. Tai čia būtų vienas toks, sakykime, toks gal patarimas, kad pažiūrėkit, nuo kada buvo įdėtas namas. Kitas gal būtų pasižiūrėkit, ką aplinkui kaimynai pardavinėja, ką kitos agentūros pardavinėja. Taip pat dabar jau viskas labai pažangu ir Zupla duoda kažkokį vertinimą, Rightmove'as duoda įvertinimą. Ir be abejo, nieko neužtruks jums paskambinti 2 minutės Tomui tau ir sakyt, klausykit, toks mūsų pašto kodas, toks namo numeris, pasakyk, kiek vertina. Tai aš asmeniškai net nežiūrėčiau nei tą Zuplą, nei tą Rightmove'ą, skambinu Tomui, duodu paskodą ir tu ten man ir pasakyk, kiek jis yra vertas, ne? Tai va, daug tokių visokių yra dalykėlių, bet čia daug kažko ir neaptarsim, bet jo, svarbu reikia stebėti, kas vyksta aplinkui, pažiūrėti, kada įdėtas namas buvo. Ir aš galvoju, kad kartais tas toks antros nuomonės paklausimas, ar ne, ir sakau, skambinti man rašyti nieko nekainuoja, ar ne, pasižiūrėsim, nes pirmą kartą perki namus, tu esi susijaudinęs, tu esi excited, tu nori kuo greičiau tą procesą išjudinti iš vietos ir kartais tu gali labai stipriai permokėti, aišku, bankas po to tave, kaip vat ir kalbėjom, šiek tiek pakoreguos ir sakys, gal tu palauk. Dažniausiai first time buyeriai kažkaip įsimylė tą pirmą namą ir atrodo, kad čia viskas, jau šitas namas yra jau čia pats geriausias pasaulyje, ne? Man tai buvo su pirma mergina irgi 16 metų, kai man buvo. Tai va, ir dažniausiai aš sakau žmonėm, kad jeigu nepavyko nupirkti labai jau tą namą, kur jūs įsimylėjot, dažniausiai, aš sakau, tikriausiai jūs rasit dar geresnę, ne? Ir čia, žinai, nereikia labai jau užsiciklinti ir sakyti, kad būtent man šito namo reikia ir tada bereikalingai tą kainą sukeliama ir tokių visokiausių nesąmoningų dalykų žmonės pasigalvoja. Ir ypač tokioje rinkoje, kad dėrėtis tikrai galima. Ta pasiūla mums rodo, kad mes galim eiti ir mes galim dėrėtis. Tai dabar viskas. Mūsų jau tas namas, visas tas procesas pas solicitors. Kaip toliau viskas veikia? Tai advokatai be abejo, klausimas, kodėl tai ilgai užtrunka, ne? Gal mes jau kalbėjome ir kitos jau epizodos, kad visų pirmiausia, Anglija yra labai sena valstybė, nes nekilnojamas turtas yra daug metų jau čia statomas, turimas ir visa kita. Dėl to iškyla labai daug klausimų, ne? Tai pats pirmas, ką advokatai padaro, užduoda klausimus vietiniam tiem savivaldybėm, kokie planai savivaldybėm bus, aplink šitą eriją, ar ten 10 mylių spindulių, gal ten statys kažkokius underground, ar ten statys kažkokią atominę elektrinę, jūs pirdamas tą namą turit žinoti. Tai va, visus šitos klausimus, bent jau pačius pirmiausius, užtrunka ganėtinai ilgai. Savivaldybė dažniausiai atsako per 3-4 savaitės, tokius didelis pakus suruošia, su daug labai informacijos apie viską, apie tai, kur šiukšlynai bus, koks vanduo, kokie nutiekamieji vandenys, kur vamzdžiai, visa kita. Ir kai sulaukia po 3-4 savaičių šito klausimų, advokatai klausia dar papildomus klausimus iš to, ką jie mato iš tų dokumentų. Tai va, dažniausiai po tų papildomų klausimų, jeigu jie greitai atsakyti, jau po truputį pradeda judėti į pabaigą, mes vadinam completion. Aišku, prieš completion dar turėtų būti exchange of contracts. Turit jūs pasikeisti kontraktais, kad tu, Tomai, perki, tarkim, iš manęs, o aš tau parduodu. Tai šitas momentas yra labai labai svarbus. Exchange of contracts, pasikeitimų kontraktų. Jeigu jau tą dieną įvyko, jūs atgal kelio nebeturit. Jūs nebegalite atsisakyti. Iš principo galit, bet tada jau labai nukentėsit finansiškai. Tai va, jeigu visi klausimai atsakyti, advokatai nebeturi klausimų, tai va ir prasideda tai jau ėjimas ant to completion. Dabar labai svarbus klausimas iš mano pusės, nuo kada mes pradedam mokėti jau tą paskolą, ar ne? Kaip ir įvyksta completion, tada bankas perveda pinigus advokatam ir advokatai jau tvarkosi į savo pusės. Jo. Nuo kada mums skaičiuosi, kad mes jau gavom tos pinigus? Iš tikrųjų, čia geras klausimas. Šiaip, aišku, Tomai, pradėsi mokėti nuo tada, kada raktus gavai, ne? Be abejo, ne anksčiau, nei vėliau, ne? Tai va, bet kaip gaunas, ne, jeigu jūs, sakykime, įsikraustėt, tarkim, kokią balandžio 15 dieną, ne? Jūs įsikraustėt
išsikraustėt, tai dažniausiai užtrunka apie 5 ar 10 darbo dienų, kad bankas atsiųstų laišką, koks bus jūsų pirmas mokėjimas ir kokie visi sekantys mokėjimai. Dažniausiai pirmas mokėjimas turi pasiruošti bus didesnis. Kaip sakiau, jeigu tarkim 15 balandžio jūs įsikraustit, gavote raktus, tai tas reiškia, kad jūs turėsit sumokėti 15 dienų į priekį ir dar mėnesį į priekį. Tai čia gausi kaip pusantro mėnesio tas pirmas mokėjimas. Dažniausiai vis laik būna didesnis. O vėliau kiti mokėjimai jau tą, ką jums bus pasakęs brokeris, kokios bus dokumentus parašyta, jeigu fiksuota ten 2 ar 5 metam, jūs jau, manau, žinosit, kokie tie mokėjimai bus. Tik tai, sakau, atkreipkite dėmesį į tą pirmą mokėjimą, žinai. Tai va, tai tas buvo svarbu iš tikrųjų aptarti. Klausimas iš mano pusės, ar yra dar žmonių, kurie ateina pas jūs ir nesifiksuoja visai palūkanų? Yra, be abejo. Šiai dienai dar be abejo. Nes, žinok, vis tiek, Tomai, tų klientų gausybė, ne? Tų klientų visi turim savo planus, ne? Dažniausiai žmonės nefiksuoja, ne dėl to, kad jie gal tikisi, kad nukris palūkanos, ne? Dažniausiai nefiksuojamos palūkanos neturi baudų. Jūs galite nešti papildomai, galite nešti kiek tik norit, galite atsiskaityti visiškai su banku, ne? Tai čia dažniausiai žmonės ima nefiksuotus, kad jeigu jie galvoja, kad, pavyzdžiui, turėjau klientę, ne, kad jinai galvoja, kad 100 000 gaus bonusą iš savo darbovietės ir jinai žino, kad tą 100 000 norės įnešti į paskolą, ne? Ir tada tu darai to, sakykime, porą metų ten nefiksuota, nes jinai žino, kad, sakykime, gaus didelius bonusus ir jinai norės labai susimažinti tą morgyčio, ne? Taip pat, aišku, būna, kad žmonės galvoja, kad kažkoks palikimas bus paliktas ir jie turės tų papildomų pinigėlių įnešti tą paskolą, ne? Čia labai gerą temą užkabėjom, nes aš galvoju, daug žmonių nežino to ar neįvertina, ar ne? Be abejo, vis kuo toliau, tuo labiau ir mano klientų vis geresnius tos darbus susiranda, ne, ir kažkokie bonusai atsiranda ir visa kita. Ir galų galia įmonės direktoriai, jeigu jie galvoja, kad šiais metais ganėtinai nemažai galės įsimokėti dividendų, tai reikėtų pamastyti, gal nefiksuot, nes geriau gal ten galėsit padengti didesnę dalį paskolas, nes kažkokie bus didesni dividendai. Daug visų kitų niuansų, ne, bet kaip ir sakau, vis laik skambinkit, pasitarsim, ne, ir visa kita. Aišku, labai maža dalis žmonių galvoja, o čia palūkanos nukris ir aš imsiu nefiksuotą. Nu, čia jau tokia spekulacija ir gal čia priklauso nuo žmogaus rinkos rizikos supratimo, ne, vieni turi didesnę riziką, kiti mažesnę. Tai, bet dauguma žmonių tikrai daro nefiksuotą, su sąlyga ta, kad jie gal už pusmečio gaus ar bonusus, ar palikimus, o gal jis kažkas tikis, kad ir loteriją laimės. Dabar čia labai geras. Yeah. Dabar mane klausimas, jeigu aš nefiksuoju palūkanų, ar aš galiu bet kokiu metu pasidaryti refinansavimą be abejo. Ir tada užsifiksuoti, ar ne? Taip. Tai jeigu aš galvoju, kad mano močiutė numirus už 3 mėnesių, wow. Dieve, duokit, išgyveno ar ne, dabar viskas, palikimo nebus, reikia užsifiksuoti. Jo. Tai va taip ir darom. Tai reiškia, nėra kontrakto kažkokio realaus? Nėra, jūs neturit jokių baudų išeiti, tai nėra jokių nėra early repayment charges, kad jūs galite išeiti bet kada. Tai va tas momentas ir yra, kad jūs turit nefiksuotą, kažkur pinigėlių atsirado, sumokėti papildomą sumą ir mes galim užsifiksuoti tam pačiam banke, ar tiesiog, kaip pasakiau, galim išeiti į kitą banką, nes mes jokių baudų neturim. Be abejo, va, tai reikia būtinai apie tai pamastyti ir nepulti čia būtinai fiksuoti ar dar kažkas, ne? Ir aišku, sakau, gal kažkas tikis, kad nukris irgi nori šiek tiek parizikuoti. Ir iš tikrųjų, jeigu mes galvojam, jeigu mes ir ištumėm kažkokias, tarkim, infliacija ar ne, su kažkokia geopolitinė situacija, su kažkokiais karais ar ne, ir mes imam būtent tuo metu ir tikimės, kad ten pusmečio ar metų laikotarpį galbūt tas pasikeis ar ne, tai infliacija šiek tiek nukris, tie karai gal baigsis ar ne. Ką dar verta apsvarstyti iš tikrųjų? Rizika, sakau, mes nepatarinėjom, bet va tokie pamąstymai mūsų. Nu tai be abejo, kad ir čia nebus didelė procentų žmonių dalis, kurie norėtų nefiksuotas palūkanas, ne? Vis tiek, kad ir kaip būtų dauguma žmonių nori žinoti, kiek jie mokės į mėnesį, kiek jiem kainuos ta paskola į mėnesį, dėl to sąlygų pas mus fiksuojama 2 metam, 3, 5, 10, kiek tik jau norite, ne? Ir žmonės tada jaučia stabiliau, jie žino, kiek moka į mėnesį ir visa kita. Aš neseniai kalbėjau su draugais iš Lietuvos, tai Lietuvoje nėra tokios praktikos, ar ne, kad ten 2 metai fiksuoti, 5 metai fiksuoti, ar tai tiesa. Jie tiesiog moka
tas nefiksuotas palūkanas, jos šokinėja tos įmokos, ar ne, ir tai tikriausiai, kaip Lietuvoje vyksta, ar jūs Žinokit, aš gal labai nepatarsiu, nežinosiu, kaip vyksta Lietuvoje, tik žinau, kad truputį viskas kitaip, ne, bankai gal atviresni, bankai gal pasako, kokia jų marža yra, kiek jie uždirba. Jie tikriausiai, aš kiek suprantu Lietuvoje, ir kad jie žino, kiek jiem kainuoja tie pinigėliai, jeigu jiem kainuoja, sakykime, pinigėliai 2 procentai ir jie pasako žmogui plus jų maržą. Jeigu jų marža yra dar 2 procentai, tai reiškia, kad jūsų paskola bus 4 procentai. Ir aš manau, dauguma ten paskolų ir nefiksuota, bet aš labai gerai nežinosiu apie lietuviškas paskolas. Tai aš esu girdėjęs, kad ir kalbėjau su tais draugais, pas juos nėra jokio užtikrintumo, tu nežinai, kiek tu kitą mėnesį mokėsi, kiek tu pusę metų laikotarpį mokėsi, kur čia iš tikrųjų mes turim tikrai gerą situaciją, kada tu gali planuoti finansus netgi 5 metam į priekį, tu žinai, kokios tos įmokos bus ir tada lengviau iš tikrųjų planuotis. Taip. Ir be abejo gal reikėtų dar paklausti, kad ir užsifiksavot, turit visi žinoti, kad jūs galite mokėti papildomai. Šiaip, manau, visi beveik bankai, dauguma bankų leidžia jums 10 procentų mokėti papildomai. Jeigu susitaupėt pinigėlių, galite nešti papildomai. Be baudų, ar ne? Be baudų. Bet, pavyzdžiui, tarkim, kaip NatWest, šiai dienai leidžia netgi 20 procentų. Įnešti, kas ganėtinai labai didelė suma. 20 procentų nuo paskolos. Taip, jau čia praktiškai yra 1/5 jūsų paskolos, ką jūs galite nešti. Tai va, ir čia irgi toks įdomus aspektas, kad jeigu jūs galvojat, kad iš kažkur atsirastų pinigėlių ir jūs galvojat, kad tai bus apie 20 procentų, tai reikėtų pamastyti apie šitą banką, kad tarkim, kad jis jums leista įnešti ir jūs tikrai daug ką sutaupysite. Ne? Tai tas labai svarbu. Daug tokių niuansų iš tikrųjų, su kiekviena laida, su kiekvienu pokalbiu vis žinau, aš pats tokių daug niuansų, kur yra labai svarbus. Ir man po šiai dieną iš tikrųjų kartais keista, kodėl, tarkim, žmonės renkasi netgi galėdami imti paskolas, ar ne, galėdami eiti ir gauti mortgages, renkasi to nedaryti, ar ne, ta baimė kažkokia, ar ne, yra, kad kažkaip vis tiek, jeigu tu moki 1200 paskolos ir tu moki 1200 nuomos, tau gyvenime pasikeis tik vienas dalykas, tik tas, kad tu savo mokėsi. Jo, žinai, Tomai, čia dažniausiai galva reikėtų pakalbėti ar su manim, ar su tavimi, kaip mes apie tai galvojame, nes vis dėlto, kad ir kaip būtų, aš manau, jeigu žmogus moka 10 metų už nuomą ir jis niekad nepraleido mokėjimą, nežinau, kodėl žmogus turi galvoti, kad kitus 10 metų praleis už tą paskolą mokėjimą. Ne? Ir be abejo reikėtų klausti, toks galbūt patarimas, kad reikėtų klausti patarimo tas, kas jau turi namus. Nes dauguma mano pirmų first time buyerių, kur pirmą kartą perka, jie klausia tų žmonių, žinot, kurie neturi namų. Tai čia, žinai, tas pats būtų, kai klausimas, kokią mašiną pirkti, to draugo, bet jis pats su autobusu važiuoja. Jis neturi teisų ir su autobusu važiuoja taip pat. Tai, žinokit, tas toks tikrai patarimas, ką žmonės turi. Gal klauskite tų žmonių, kurie jau turi 2-3 namus, ne? Jų ir paklauskite, kokios problemas buvo. Be abejo, paklauskite, ar jie ką uždirbo iš tų namų. Ne? Tikrai, manau, dauguma nustebs, kad per 10 metų tikrai neblogai uždirbo ir tuo labiau mokėjo paskolą savo, o ne kažkam kitam. Nes jūs turite suprasti, ar jūs nuomą mokat, ar už paskolą mokat, vis tiek tie visi pinigėliai yra mokami už paskolą. Tik tai jeigu jūs nemokat savo, jūs mokat tada savo nuomininko, tam landlordo to paskolą. Tai jo, bet taip žmonės ganėtinai pergina dėl to, bet manau pasitarus, pasikalbėjus su tais, kurie jau turi namus, tikrai, manau, nuomonė gali pasikeisti. Tai Remigijau, aš norėčiau paklausti šio klausimo. Mes dabar aptarėm visą procesą nuo agreement in principle iki solicitorių darbo, ar ne? Dabar aš daug susiduriu su žmonėm, kur mes parduodam nekilnojamą turtą ir jau gaunam ir pasiūlymą, ir viskas jau įsirutulioja. Ir galiausiai gaunasi, kad mes nedaeinam iki completion. Tai jeigu galėtumėte įvardinti iš savo perspektyvos, savo procesų, kur dažniausiai tas seilas užstringa, ar ne? Kokios 3 bent jau, pavyzdžiui. Jo, be abejo, visi žinom, kad tas procesas yra ilgas ir jeigu šitam visam procese yra grandinė, kas reiškia, kad jūs perkat vieną namą, tas žmogus parduoda jums savo namą, bet jis perka kitą namą. Ir ta grandinė gali susidaryti kokiems, sakykime, 3, 4 ar 5 ar 6 žmonėm. Dažniausiai, kodėl sugriūva? Sugriūva dažniausiai, be abejo, kad žmonėm pasikeičia planai. Dažniausiai tai būna skyrybų atveju. Dažniausiai būna, kad ten, sakykime, skiriasi, po to vėl truputį susimyli ir vėliau nebeparduoda tų namų. Ir tada sugriūva, ne? Ir čia tokia ganėtinai didelė yra problema. Tai antra problema vėl galbūt skyrybų, kad žmonės kaip ir susitarė pinigėlius,
kiek jie gaus pardavę tą namuką, bet po to kažkuris vienas iš tų žmonių tampa labai gobšus, nori truputį daugiau ir vėl griūva, nes jie nesusitarė, kiek tų pinigėlių reikės pasidalinti iš to pardavimo ir jie nebegali parduoti. Ne? Trečias variantas gal būtų, kad tarkim, sakiau, skyrybos, kad kažkas pasikeičia šiaip gyvenime. Dažniausiai tai būna, kad tie, kur pardavė jums namą, jie neberanda savo tinkamą. Nes jūs neužmirškite, jeigu žmogus jums pardavė namą, jis turi kažkur išeiti gyventi. Dažniausiai žmonės galvoja, aš čia surasiu tą namuką lengvai, bet kai reikia rasti ir neberanda. Ir tada žmonės galvoja, aš neradau 2-3 mėnesius namuką, aš nenoriu jūsų jau ten toliau apgaudinėti ir aš nebeparduodu to namo. Ne? Bet tų niuansų dažniausiai būna labai daug. Ne? Gal viena iš priežasčių taip pat būna, kad žmonės negauna paskolos. Jie parduoda savo namą, galvoja, aš čia turėsiu 200 000, mano namas tik 300 000 vertas, čia man bus vieni juokai. Ir kažkas atsitinka, tarkim, ar ten kažkur kažkas buvo praleista, ar kažkur kažką prisidirbė žmogus ir negauna paskolos. Ir tada be abejo negali tau parduoti. Ir galų gale, neužmirškime vieną dalyką, mes tik kalbame apie pardavimą, bet galų gale dar galim pradėti ir apie pirkėjus. Nes jeigu aš perku jūsų namą, man irgi gyvenime gal gali kažkas pasikeisti. Ar aš ten susirgau, ar mano planai pasikeitė, o galų gale gal aš darbą praradau. Čia dažniausiai šitos problemos būna iš pirkėjo, kai žmonės praranda darbus ar lygos ir visa kita ir jie sako, aš nebegaliu nupirkti, nes mano asmeninis gyvenimas pasikeitė. Ir dažnas dalykas, iš tikrųjų, nuo kurio tikriausiai niekas neapsaugotas yra, ir aš galvoju, pagal statistiką apie 42% net nedaeina iki completion, ar ne? Tai, o tam tuose teisiniuose procesuose, kur solicitoriai jau dirba, ar yra kažkokių niuansų, kur galbūt galėtų užstrigti tas eilas? Dažniausiai užstringa, tai dažniausiai mano supratimu tai yra, jeigu kažkokie išlenda iš tų visų tyrimų, kad tarkim kažkas bus aplinkui labai stipriai statoma, sakykime, ar ten kažkoks greitasis traukinys ir tada be abejo tas namas drebės visą likusį gyvenimą iki tol, kol jis sugrius. Advokatai dažniausiai suranda, kad jeigu yra butas, tai tada dažniausiai suranda, kad kažkokie labai dideli darbai numatomi, tarkim, ar ten laiptinių dažymas, ar stogo keitimas, ar langų keitimas, tada žmonės irgi išbaido, nes pasikeis labai stipriai finansinė situacija, kiek reikės mokėti mėnesį ir visa kita. Bet, kaip sakiau, reikėtų šitos visus klausimus pasitarti Tomai su tavim ar su manim, pasižiūrėti, kokie tie namai, kokias problemos ir visa kita. Dažniausiai, kaip Tomai, jeigu tu tą namą parduodi, aš manau, tu tikrai jau žinai, kas bus aplink tą namą, kokie planai, ar ten statys ar McDonald'ą, ar ten statys, sakykime, kažkokį Disneylandą. Dažniausiai agentai jūs jau žino. Visiškai, ir pasidomėję, ir turime netgi ir savų šaltinių, kadangi dirbam tos serijose. Ir tu pasidomi, ir tu žiūri, ir tu stengiasi tą pardavėją apsaugoti nuo tų, ar ne, tokių, kur ten eina tas procesas, mes priimam pasiūlymą, galbūt atmetam šiek tiek mažesnį pasiūlymą, bet jisai būtų 100% pasiūlymas, ar ne. Tai čia yra mano kaip agento darbas, iš tikrųjų atskirti tuos pasiūlymus, atskirti tos žmonės, išanalizuoti, kokia tikimybė, kad gal tas eilas nutruks, ar ne, nes tai ir pačiam pardavėjui gali kainuoti nemažus pinigus, ar ne. Jeigu ten mes turim padaryti kažkokį padaryti namo inspection padaryti, ar ne, reikiamą lenderiui, yra buvę taip, ar ne, kad mes investavom pinigus 1500, viena iš pardavėjų investavo, nes jos buvo statyba namo, kur lenderis tiesiog norėjo patvirtinimo, kad ta konstrukcija yra tvirta ir galiausiai tas eilas neįvyko, ar ne, ten buvo konkrečiam lenderiui pritaikyta. Tai čia yra ir mano darbas, ar ne, išfiltruoti, pasižiūrėti, kad tikrai tas eilas įvyktų ir lydėti nuo pradžios iki galo. Ja, aš manau, Tomai, tiek tu, tiek aš, mes gal, jeigu kalbėti apie mūsų verslus, ne apie nekilnojamo turto tos verslus, manau, mūsų tie versliukai yra kaip butika, ne, mes su tai žmonėm tikrai nuoširdžiai pasakom, kas bus ir visa kita, nes tikrai nemanau, kad galėčiau apgauti, ar tu, Tomai, kažko nedasakyti, nes, kaip sakau, čia yra butik, čia yra, jūs mus visą laiką surasit, ar ne taip, ateisit su beisbolo lazda ir tikrai rasit ten, kur buvau prieš 10 metų, ten pati. Bet tas nuoširdumas ir kiša koją ir mano penktadienio bendravimas su kliente ir ji buvo, sako, atėjo agentas, mano vertino turtą 300 000, aš sakau, nežinau, jis tikrai, ir aš buvau sąžiningas, visiškai sakau, žiūrėkit,
280, čia yra tai, ką aš manau ir aš pasitariau su savo kolegom taip pat ir jie įvertino. Ir tas nuoširdumas man tikriausiai pakišo koją, kur aš nebuvau pasirinktas. Bet aš esu švaria sąžinė, kad taip, aš ramus. Bet žinai, kaip sakom, klientas laik teisus. Jeigu jis nori parduoti, nu ką, mes neprieštarausia, jeigu žmogus nori dėti 300 000, nu ką, turi dėti. Ką, manau, praeis 2-3 savaitės ir realybė parodys, kiek iš tikrųjų yra ta vertė ir visa kita. Nes kaip visą laiką, aš manau, mes visą laiką savo namus vertinam truputį per daug, nes čia mūsų kaip ir pilis, ne, mes galvom, wow, čia yra labai svarbu mums ir labai brangu, ne, bet jūs turite, galva iš patirties, turite suprasti, kad Londonas, ypač jeigu kalbam apie Londoną, čia yra daug tautybių, ne, jeigu ten, tarkim, man ąžuoliniai laiptai asocijuojasi su kažkokiu turtingumu simboliu, ne, tikrai gal kažkokiai tautybė iš kito krašto, ar iš Azijos, ar kas, jie net nesupras, jie nėra gal matė to ąžuolo savo gyvenime, ne, ir jam atrodys, gal ten iš stiklo gražiai atrodys. Tai čia dažniausiai va, tie visi niuansai ir būna, kai žmonės sako, wow, žiūrėk, čia ąžuoliniai laiptai, na, iš tikrųjų kažkas ateina ir sako, wow, čia reikia pirmą ką padaryti, tos laiptus pakeisti, ne, nes taip čia buvo, ne. Jo, ir dėl to va, daug tokių smulkių niuansų ir aišku, galim pasijuokti ir pasidalinti tom, bet galų galia klientas vis laik teisus. Aš galvoju, galim net iš tikrųjų pažaisti tokį žaidimą antram segmentui, tai visada klausimas, tai pirkti ar nuomotis, ar kodėl tu nuomojasi, kodėl tu neperki, ar kodėl tu nusipirkai per tokią... Tai pažaiskim tokį žaidimą, tai jūs Remigijau ginsit tuos pirkusius, o aš ginsiu tuos nuomojančius, besinomuojančius, ar ne? Tai mano argumentas yra, kad aš turiu lankstumą. Jeigu aš noriu po pusės metų išvažiuoti ir gyventi kažkur kitur, tai aš išvažiuoju į kitą šalį gyventi. Koks jūsų būtų argumentas, kaip nusipirkusią namą? Jo, mano argumentas gal būtų paprastesnis, ne, tarkim, irgi lankstumas. Tarkim, gal nekalbėkime apie namą, nes aš turiu dviratį nusipirkęs, ne? Ir jeigu man kažkas suskaudo, ar man pritrūko pinigėlio, ne, aš išėmiau vieną ratą, pardaviau, gavau pinigėlio, ne? Bet jeigu, Tomai, tu neturi to dviračio, ne? Tu neturi ką parduoti, ne? Tai čia va, vienu žodžiu, va, tas lankstumas irgi be abejo kažkokį išlieka, ne? Kad jeigu jums kas atsitiks, ar ta bloga diena ateis, ar susirgsit, ar kažkas, va, kaip sakai, pavyks, jūs turite irgi neužmirškit gal net tiek lankstumą, kad ten numesti ir išvažiuoti, bet jūs turite lankstumą tą, kad jūs kažką turit parduoti. Ir be abejo, jūs pardavę tikrai kažką gal ir laimėsite, ne? Gerai, bet jeigu stogas pradeda lykinti. Mano landlordas ateina, jisai sutvarko, man nieko nekainuoja, kaip jums? Jo, nu, tai aš vadinčiau tą stogo sutvarkymą kaip įtaupyklį dėjimą, ne? Jeigu jis ten sudėjo 2-3 tūkstančius į tą stogą, be abejo, tas stogas atrodys gražiau. Jis jau blizgės ir jau namukas bus vertas gal 10 000 daugiau, ne? Be abejo, tų pinigėlių reikia turėti, ne? Be abejo, su tuo namu ateina atsakomybė, be abejo, ne? Bet vėl, čia kaip į taupyklę, manau, kažką sutaupysit, ne, kažką įdėsit ir vienai dienai pardavę kažką turėsit turėti. Ne, teisingai, iš tikrųjų, aš neginu nuomos. Ne, aš galvoju, kaip žaidimas. Ne, aš galvoju, Tomai, žinai, kas, aš manau... Aš žmonių gyvenimo būdą ir aš turiu porą studentų ir jie pas mane kreipėsi, sako, ką man daryti. Londone vienas teisininkas, kitas doktorantūra, chirurgas. Ir sako, ką daryti, sakau, gal šiuo momentu nereikėtų pirkti, ypač Londone, jie centriniam Londone mokosi, rezidentūras atlieka, ir sakau, gal šiuo momentu nereikėtų, ar ne, bet gal reikėtų pasinumuoti, nes tu mokaisi, tu nežinai, kur tu būsi, kur tu gyvensi. Jo labiau Londone kainos, sakau, praeitų metų skaičiai parodo 0,8% augimo, kai kuriuose netgi rajonuose kritimas yra. Tai mes matom, kad Londone tos investicijos ir jeigu tu nesi užtikrintas, ar ne, ir mano pirmas klausimas buvo, tai jie su panele, ar ne, noriu, sakau, kiek jūs laiko kartu, sako 1,5 metų, gal toks didelis įsipareigojimas, ar ne, kartu ten eiti, kartu pirkti, tai aš ne visada patariu, ar ne, sakau, gal pasinuomokit, pasižiūrėsit pagal situaciją. Tai be abejo, Tomai, tikrai, čia žinokit, kad mūsų klausytojų nesuprastų, kad čia va, aš sakyčiau, pirkit, ar tu sakytum, ne, nuomok, tikrai taip nėra, ne, iš tikrųjų, aš manau, kiekvienam žmogui ateina kažkoks etapas, kur jis pribręsta ar prie pirkimo, ar prie nuomotis, ne. Be abejo, daug žmonių tai atsižvelgia į savo šeimyninį situaciją, ne, ar ten jaunimas, ar partneris tik naujas, aišku, gal nereikia ir skubėti ir visa kita, ir tuo labiau gal kiti, ypač iš jaunų žmonių,
kurie tikisi, kad jų, tarkim, algos pakils. Tikrai nėra ko skubėti, jeigu ten 2-3 metus jūs žinot, kad jūs galėsit palipti karjeros laipteliais ir tai be abejo jūs galite pasinuomoti ir po 2-3 metų nusipirksit gal tą savo tokio jau kaip svajonių namo, ne šiaip tik kad nusipirkti, ne. Bet jo, tikrai, tegu nepagalvokit, kad čia mes kažko agituojam, bet aš manau, kiekvienas klientas pribręsta prie tokių sprendimų ir aišku, gal jaunimas labiau nori būti laisvesnį ir visa kita. Didžiausias kas minusas, gal jeigu kalbėti vėl apie tą, kad žinokit, nuoma yra gal ir lankstumas, bet yra tikrai mano klientų, kur kas 2-3 metus keičia tos namus, ne? Ir tiesiog žmonės pavargsta, ne? Kitiem gal pasiseka, kad tam nuomotam name išgyvena 15 metų, ne? Bet jeigu jums kažkokius ten 2 metus reikia keisti namus, ne? Turint vaikus, tai yra irgi labai sudėtinga, ne? Tai aš dėl to ir sakau, jeigu, kad tas irgi toks yra labai nemalonus jausmas, kad tu pareini į tos svetimus namus, žinai, kad jau čia landlordas parduos tą namuką, tai tas pirkimą galva išvengi viso to tokio nerimo ir visa kita. Ir kai jau turit savo, be abejo, nieks jūsų neiškraustys iš to namo. Čia labai mes priėjom prie iš tikrųjų geros temos ir labai prilyginčiau buy to let, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kaip landlordas. Landlordui iš tikrųjų yra svarbu į tą investuotą property išlaikyti tos nuomininkus, ar ne? Ir nuo ko priklauso kiek tie nuomininkai bus, tai nuo property type tikriausiai, ne? Jeigu namas, jeigu šeimos namas, tai tikriausiai daug šansų, kad tu investuoji tą nekilnojamą turtą, nes mes nieks nenorim tos didelės kaitos, ar ne, tų žmonių didelės kaitos, nes su didelė kaita ateina rizika, kad ta property gali būti tuščia tam tikrą laiką, ar ne? Taip. Gali būti, tarkim, jeigu mes keičiam nuomininkus kas metus, tai gali būti, kad mums reikės daugiau ir dažniau investuoti į pakeitimus, perdažymus, į tam tikrus dar kitus pakeitimus, ar ne? Tai investuojant į nekilnojamą turtą labai reikėtų atsižvelgti, kokį nekilnojamą turtą mes perkam ir kokius nuomininkus mes norėtumėm turėti, ar ne? Iš tikrųjų, svarbu šiai dienai, būnant landlord, suprasti ir tą nuomininką, ar ne? Ne tik vaikytis tos profit, ar ne? Ne tik vaikytis, kiek aš uždirbsiu, bet būti geru landlordu, nes geri landlordai išlaiko nuomininkus po 5, po 10 ir net daugiau metų, ar net tuos pačius žmonės. Nes kuo didesnė ta kaita, tuo mes prieinam prie didesnio galvos skausmo, ar ne? Prie naujų mokesčių, vėl mokėk agentūrai, vėl daryk naujus check, vėl daryk naujus viewings, vėl daryk pakeitimus, vėl dažyk, vėl. Ir sakau, tai labai labai svarbu, mąstant apie investiciją į nekilnojamą turtą, ar ne? Tai reikėtų tikriausiai vėlgi pastarti su srities profesionalų specialistų, ar ne? Ir turėti galvoj tą strategiją, ką mes norim daryti ir į kur mes norim investuoti. Buy to let. Vėl grįžom prie buy to let ir iš tikrųjų laidos gale norėčiau aptart naujus pakeitimus su Rentys Act, kas ateina nuo gegužės 1, kas yra labai svarbu. Dar kartelį, jeigu mes kalbėjom pirmame epizode, man atrodo, mūsų UK turto strategijos ir dabar apie buy to let on LTD, on private name, nes aš susidūriau su tokia situacija, dabar moteris parduoda 2 savo butus, kurie tikrai nešė nemažą pelną, solidus nuomininkai, viskas tvarkoj. Problema, kad jie tai turi ant savo privataus vardo, ar ne? Dabar jai pakeisti ant limited kompanijos, jai reikės mokėti galbūt ir capital gain teisės, jai reikės mokėti ir stamp duty taip pat ant abiejų properčių ir jinai priėjo tokios išvados, kad jai tiesiog labiau apsimoka parduoti. Tai prašau šiek tiek supažindinti mūsų klausytojus, kas tai yra ir to the basics. Jo. Nu, žinokit, gal visų pirmiausia, ką turėčiau pasakyti, kad patį pirmą, ką turėtumėt padaryti, ar prieš perkant ant savo vardo ar ant limited kompanijos, tai pasikalbėti su buhalteriu. Ne? Be abejo, čia gal būtų pirmas patarimas, kad jis, buhalteris ar jūsų financial advisoris, paaiškintų, kokios yra pasiekmes, kiek jums kainuos mokesčiai ir visa kita. Tai čia būtų labai svarbus patarimas. Ne? Šiaip aš iš savo pusės, kaip mortgage advisoris, ką galėčiau pasakyti, tai dažniausiai žmonės perka ant limited kompanijos, kur jų pajamos jau yra didesnės, kur jau bet kokia nuoma gaunama bus apmokestinama didesniais mokesčiais, ar ten 40%, ar 50%. Mano supratimo, jeigu jūsų pajamos nėra didelės, tarkim ten ar 12 ar 20 tūkstančių, tai tą vieną kitą namuką jūs galite pirkti dar ant savo vardo, nes gaunama nuoma nebus apmokestinama jau tuo high rate tax mokėjimu. Tai va čia ir yra tokie niuansai, kur reikėtų ir pasikalbėti su buhalteriu ir nuspręsti apie tai, kokias jūsų pajamos, kiek jūsų pajamos bus apmokestinama
apmokestinamas gaunant nuomos. Bet žiūrint į ateitį tikriausiai, ar ne, gal šiandien mes neuždirbam Be 80 abejo. tūkstančių, ar Be ne? abejo. Bet žiūrint į ateitį tikriausiai, aš sakyčiau, kad saugiau yra, nes jeigu tu esi high rate taxpayer, Taip. 40% ir tavo nekilnojamas turtas generuoja, sakykim, 13 tūkstančių per metus, ir mes nenorim, kad jie būtų apmokestinti visi nuo pirmo cento. Tai Taip. tikriausiai žiūrint į ateitį, ir jeigu jo labiau ne vieną namuką mes planuojam Tai va čia svarbiausia, jo. žiūrim kaip į tokį portfelį bildinimą, ar ne, tikriausiai reikėtų atsidaryti tą kompaniją, ar ne, ir viską daryti ant kompanijos, Jo. nes iš tikrųjų pagal skaičius nuo 2022 metų 72% buy to let buvo perkami ant kompanijų. Tai yra Taip. dideli skaičiai ir jeigu dideli žaidėjai eina į tą pusę, tai tikriausiai yra priežastis dėl ko. Jo, jie ten ypač eina. jeigu jūs galvojate jau pirkti ne vieną namuką, tada tikrai gal jau reikėtų galvoti apie limited kompaniją. Gal tik norėčiau pabrėžti iš paskolų pusės, kad šiek tiek palūkanos bus didesnės, jeigu pirkstant limited kompanijos, bus mažiau skolintojų. Mažiau tų bankų bus, kas skolins ant limited kompanijos. Tai čia va visus tuos niuansus reikėtų pasitarti su manim ar su kažkuo kitu, kad įvertinta, ne? Nes ant limited kompanijos bus mažiau bankų, didesnės palūkanos ir kartais tuos žmonės atbaido. Taip. Ir jie galvoja, ir galų gale ne visi žmonėm algos kyla, ne? Taip. Daug kas pradeda investuoti, tarkim, apie 50 metų, 5, 50, 55 metų, kas galvoja, aš po 5 metų tiek daug nebuždirbsiu. Arba visai jau gal išeisiu ten, tarkim, į pensiją. Tada jau gal ir apsimoka pirkti ant savo vardo, nes jūs nebeturėsite kito to uždarbio ir daug visokių niuansų, ne? Bet jeigu galvojat susikurti portfolio, gal šiai dienai man labiau liktų ant limited kompanijos vis Ir dėlto. juo labiau vis tiek apie atbaidymą kalbam, kad limited kompanija vėlgi, tu turi turėti savo buhalterį, Papildomus išlaidas. Taip, tai labai daug dalykų apskaičiuoti, tiesiog reikėtų patiems gal nuspręsti ir pagalvoti, kokia mano strategija, ar man užteks to vieno namo ir kaip aš su viskuo tvarkysiuosi. Jo, labai gerai tu pažymėjai, kad aš paminėjau tik palūkanas, kad bus aukštesnės, bet taip pat su limited kompanija jūs turėsite ir papildomas išlaidas. Jeigu jūs esat paprastas asmeninis žmogus, perkate ant savo vardo, tai ką jums reikia pasidaryti tik tai metinę deklaraciją. Tarkim, ten kainuoja 200 ar 150 svarų ir viskas. Jeigu pirstant limited kompanijas, be abejo, kaip minėjai, reikės buhalterio paslaugos truputį jau kainuos daugiau ir gali kainuoti iki 1000 svarų. Bet aš manau, Tomai, mums gal reikėtų kitą renginį pasikviesti, buhalterį ar kitą, ar dar kitą. Iš tikrųjų, Remigijus šiek tiek kuklinasi, tai pasakysiu aš, kad Remigijus ne tik mortgage advisor, bet jo dukra taip pat turi ir kompaniją. Taip. Tai jeigu ateisit pasiklausti ar pasiteirauti dėl buy to let, aš manau, kad, nes viename ofise, kaip suprantu, ne? Jo, taip jau gyvenimas sudėjo. Aš paskolas darau, dukra, buhalterė. Tai aš manau, kad viskas, kaip sako anglai, under one roof ir viską galima sutvarkyti. Tai kitą kartą sakiau, butik. Kitą kartą drąsiau, taip, mes galim, mes jo, be abejo, tikrai, ne? Ir aš galvoju, kad dukrą pavyks pasikviesti iš tikrųjų. Manau, juo labiau, kad girdėjau, kad pažadas yra padarytas. Pažadas padarytas tikrai atvyks. Nes aš praeitą kartą su jie asmeniškai kalbėjau apie kaip mokesčių, apie deductions, ar ne, ką mes galim padaryti, tai labai informatyviai, labai išsamei. Ir aš galvoju, kad daug žmonių parduoda nekilnojamą turtą, jiems yra svarbu, ar ne, ką mes galim deductinti, kokios taisyklės ir kaip nenusižengti įstatymui ir kaip sutaupyti tuos kelis svarus taip pat į savo kišenę. Jo, čia manau bus visiems mūsų klausytojams įdomu pakalbėti su profesionalais, ne? Tai čia mūsų ateities planuose, taip. Ir dar Remigijus turi vieną naujieną, kas kitoj laidoj bus, tai mes planuojam pasikviesti mūsų gerą pažįstamą, profesionalę, tai šiek tiek. Gal aš pristatysiu, kitą mūsų laidoj tikėkime, kad nieks nepasikeis. Kai kurie mano klientai pažįsta, tai bus Nadė, kuri dirba tik tai su komerciniam paskolom. Jeigu jūs galvojat kažką įsigyti apart kažkokių residential namų, tarkim, ar jūs norite įsigyti kažkokį restoraną, pubą, kavinę, garažą ar šiaip kažkokį viešbutį. Tikrai bus tai žmogus, kur jūs galėsit pasiklausyti ir tikrai, manau, bus labai įdomu, nes su didelė patirtim. Paskutinis jos sutvarkyta paskola buvo mano vienam pažįstamui, mano klientui, kuris gyvena visiškai Lietuvoje. Jis neturi nei jokio statuso čia, nei settle status, nei pre-settle, bet vis tiek paskolą gavo nusipirkti viešbutuką Škotijai. Ir jūs gal paklausyti, kaip tai pavyko ir su kokiom sąlygom ir visa kita. Tai tikėkime, kad
kad nieks nepasikeis, kitas mūsų podcastas bus su Nadia apie komercinės paskolas, apie gal netgi jums kažkokių idėjų ateis, kaip diversifikuoti savo portfolio, gal šiek tiek nukreipti į komercinės paskolas. O jūs, Remigijau, ar pastebit, kad lietuviai, ar turit lietuvių žmonių, kurie ateina ir klausia apie komercinės paskolas? Be abejo. Kad jau nėra tas vien tik mūsų investavimas, apsiriboja ties buy to let ir nuoma, kad galbūt mes einam toliau į komercinės patalpas. Be abejo, nes kad ir kaip būtų, ar Tomai tu, ar aš mes atvažiavom prieš kažkiek tai metų, ne? Dauguma mūsų klientų ir pažįstamų kažkaip sustiprėjo, jų verslai sustiprėjo ir paprasčiausiai jau turi tokius poreikius, kad jiem reikia tų komercinių patalpų. Ar tai tarkim sandėlių, kažkur prekės sandėliuota, ne? Ir jie jau pradeda justi, kad to nuoma taip pat per brangu ir jie pradeda galvoti apie alternatyvas. Gal kad geriau nuomuoti, o įsipirkti. Be abejo, daug, labai daug. Ir kalbu apie viešbučius, didelius sandėlius, nekalbu apie smulkės, kaip kavinukės, garažus ir visą kitą, tikrai daug. Ir manau, čia bus įdomu žmonėm, kad, kaip kalbėjom apie su bloga kredito istorija, kai žmonės pergyvena, aš kažko negausiu ir visą kitą. Manau, Nadia jums suteiks tikrai labai daug žinių, kad įkvėptų jūs diversifikuoti ar savo verslus, ar savo pinigėlius ir visą kitą. Remigijau, ką aš pastebėjau iš tikrųjų realybėje ir dėl ko mes kalbam apie komercinės patalpas ir šiek tiek platesnį vaizdą į savo investicijas, ir dėl ko mes dar ateityje planuojam pasikviesti dar kitų svečių, apie kuriuos dabar nekalbėsim, bet apie investicijas. Žinot, aš kalbėjau su viena moterim labai nuoširdžiai ir ji nuogąstavo, kad ji nusipirko butą buy to let, ar ne, ir jai atskaičius visus mokesčius, mėnesinės pajamos yra 200 svarų, ar ne, lieka. Iš tikrųjų, pagalvojus 200 svarų, galvos skausmas yra milžiniškas. Kaip mano tenantai, ar ne, kas su jais bus, ar jie man rytoj mokės, ar ne. Ir aš galvoju, kad tikrai reikėtų visiems labai stipriai apgalvoti, ar ne, ir aš sakau, aš skatinu žmonės investuoti į nekilnojamą turtą, aš galvoju, kad nekilnojamas turtas vis dar išlieka gera investicija, tačiau apie buy to let pagalvoti, kaip tai veikia, kaip padaryti, kad tai atneštų kuo didesnę naudą mums, ar ne, gal daugiau pažiūrėti, ne kas šiandien mums lieka, gal daugiau pažiūrėti, investuoti į arėjas, kur tikriausiai 10 metų perspektyvos, nes sakau, vidutinis augimas nuo 25 kovo iki 26 4%, ar ne? Bet tai neatspindi regionų. Kai kurie regionai augo visiškai virš average, kai kurie žymiai žemiau. Tai į tai reikėtų atkreipdėmėsi, nes 200 per mėnesį ir tu turi bemiegės naktis, galbūt reikėtų pagalvoti ir apie tai. Jo, turi žmonės, suprast, kad galų gale ar buy to let, ar komercinis, čia jau vis tiek yra kaip ir verslas. Tai čia bus ir up and down, ne? Čia gali būti ir kažkokių niuansų, kad vieną dieną nepasiseks, kitą dieną pasiseks. Čia bet kokiam versle, ne? Ar jūs ten kavas gamintumėt, ar namus pirktumėt, vis tiek tų dienų visokiausių yra, turit priimti kaip verslą, kad jūs turit suprast, kad tai, kaip tu sakai, Tomai, gali būti bemiegių nakčių, bet turime vertinti rizikas, turime vertinti, kas laukia mūsų ateityje, ar tai atsipirks mums, ir jeigu galvojam, kad aš gal pavargsiu 10 metų, bet man tas nuomininkas išmokės mano paskolą ir aš turėsiu, sakykime, kažkokį namuką ar butuką be paskolos, tai gal ir verta. Bet sakau, viskas turi būti planuojama be abejo. Aš dabar ką noriu pasakyti, gegužės 1 dieną įsigalioja Renters Act, ar ne? Ir vienas esminis dalykas, kur tikriausiai galvočiau esminis pokytis, tai yra non-fault eviction panaikinimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, būdami landlordai, jau negalėsim tiesiog be priežasties paprašyti mūsų kada čia įsigalioja? Gegužės 1 diena. Negalėsim paprašyti jų įsikraustyti, ar ne? Tai visi existing contracts, ar ne, tie terminuoti metų, jie pereina į on-rolling contracts. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį, žodžiu, nebus jokių terminų, ar ne? Non-fault eviction panaikinimas reiškia, kad mes negalim, jeigu triukšmauja tenantai, netgi jeigu nemoka, ar ne, mums reikės sulaukti 3 mėnesius, kad jie nemokėtų 3 mėnesius, tik tada mes galim kreiptis į teismą. Tai tarkim, jeigu aš turiu dabar nuomininką, turiu kontraktą, tai tas kontraktas kaip ir pereis į tą jau naują. On-rolling contract, naują. Dabar jeigu mes pasirašom naujus tenantus po gegužės 1 dienos, ar ne, ką tai reiškia mums kaip landlordams? Tai reiškia, kad mes metus negalėsim parduoti property, negalėsim įsikraustyti. Tai dažniausiai 2 dalykai, dėl ko mes galėsim prašyti, kad jie įsikraustytų, 3 dalykai. Nemoka nuomos, mes norim patys grįžti gyventi į savo nekilnojamą turtą, arba kažkas iš šeimos narių, ką reikės įrodyti.
Ir trečias, mes norim parduoti. Bet tuos metus, po gegužės 1, tie metai, tas nekilnojamas turtas yra neliečiamas visiškai, ar ne? Nu, čia Tai yra įdomus dalykas. didelis pakeitimas ir dabar dėl to ir pastebėjau, kad daug žmonių parduoda buy to let, ar ne? Tai yra labai svarbu. Aišku, keletas kitų pakeitimų, ten nuomos kėlimas tik kartą į metus, kas tikriausiai dabar ir taip yra normalu, ar ne, kad tos nuomos niekas nekelia ten kas 2 mėnesius. Tas nebus galima įrašyti ir į kontraktą, ar ne, tam tikrais periodais, kad galima ją kelti. Vėlgi, nuomininkai galės skųsti, jeigu galvos, kad ta nuoma keliama neadekvačiai, galės skųsti tribunolui. Ir kol tas procesas tęsis, jie mokės tą pačią nuomą. Ir tik nuo sprendimo priėmimo ta nuoma galės kilti. Dabar kodėl tikriausiai tai padaryta? Tai padaryta, kad landlordas negalėtų pakelti tos nuomos labai aukštai, kad taip neiškraustyti žmonių, ar ne? Kas tikriausiai yra logiška. Kitas dalykas, kitas pakeitimas, marketindami property, mes negalėsim atskirti gyvūnų, žmonės su gyvūnais, ar ne? Ir mes negalėsim sakyti, kad mes nepriimam tokių žmonių. Negalėsim atskirti, kad mes nepriimam ar mes nepageidavom žmonių, kurie gauna benefits, ar ne? Tai visi turės teisę, mes kaip landlords turėsim teisę pasirinkti, kas gyvens mūsų properties, ar ne? Bet mes negalėsim marketinti to. Negalėsim minėti tų priežasčių, dėl ko tu atmetei. Taip, bidding wars. Vėl mes paskelsim kainą ir negalėsim kažkam duoti, aš nežinau, kaip tai bus tikrinama, bet tai įtraukta į Renters Act, ar ne? Tai daug tokių pakeitimų. Tai čia labai įdomu, ne? Reikėtų aš galvoju, kitą laidą, ar ne, mes skirsim visą segmentą, iš tikrųjų įsiaiškinti, kas laukia landlordų ir kaip tai įtakos jų gyvenimus, kaip tai įtakos nuomininkų gyvenimus, ar ne, nes manau, kad žmonės, kurie tebenuomojasi, kurie galvoja galbūt pirkti ateityje, taip pat žiūri mus, ar ne, tai aš manau, kad jiems bus įdomu, bet tikrai klausimas, kuris sulaukia daug nepasitenkinimo iš žmonių, bet aš galvoju, kad gal viskas nėra taip jau blogai ir aš galvoju, kad gyvenime, būtent nekilnojamo turto rinkoje buvo daug tų pasikeitimų, ar ne, daug valdžių atėjo, bandė įvesti naujus įstatymus, ar ne, ir kažkaip mes vis prie jų prisitaikom, tai manau, kad prisitaikysim ir šį kartą, tik labai svarbu reikia žinoti, kas ateina, ko laukti ir kaip su tuo tvarkytis. Tai aš galvoju, kad šiai dienai, ar ne, mes ir baigiam savo epizodą, labai laukiu su dideliu kantrumu mūsų sekančio epizodo. Taip. Mūsų pagaliau turėsim svečią, ar ne, pagaliau turėsim moterį kambarį, kuri tikriausiai pagyvins mūsų pokalbį, ar ne. Ir mes nebūsim tik 2 vyrai kalbantys apie nekilnojamą turtą, turėsim dar kažką. Tai Remigijau, iš jūsų pusės atsisveikinimo žodis mūsų klausytojams ir važiuosim į... Jo, ačiū Jums, kad klausot, kad neužmirškite pačioj paspausti like, subscribe, nes mums tai tikrai labai svarbu ir tai mums yra labai miela, kad mes matom, kiek tų peržiūrų, kiek subscribe'ų. Iš tikrųjų, ir gal lauktumėm komentų, apie ką galėtumėm kalbėti kitą kartą, ne? Kas Jums patiko, kas nepatiko, kritikuokit, džiaukitės ir ačiū, kad klausotės mūsų. Buvo iš tikrųjų, aš netgi parašiau Remigijui, mūsų praeitą epizodą sužiūrėjo 1600 jau žmonių ir mums čia yra tikrai didelis dalykas. Taip, iš tikrųjų, tikrai 1600 žmonių žiūri mūsų, klauso mūsų ir mes matom poreikį, matom, kad žmonėms įdomu ir mes tikrai paždam iš savo pusės ir tęsti tai, ką darom dabar su video, su podcastais ir aišku konsultuoti žmonės, ar ne, konsultuoti, padėti ir daryti tai, kas mūsų galiuose, kad tik pagerėtų jų gyvenimas. Tai ačiū labai Remigijau ir gero Jums vakarą taip pat. Gerą vakarą.